tikrai į tokį klausimą neišeitų atsakyti vienu žodžiu, nors kartais labai norisi pacientams, kad taip būtų ir rasti vieną kažkokį panacėją. Bet visų pirma, reikėtų suprasti, kad svaigimas, toks jausmas, kurį žmonės apibūdina svaigimu, jis gali būti susijęs su tikrai labai pačiomis įvairiausiomis priežastimis. Pradedant nuo to, kad iš tiesų blogai veikia pusiausvyros aparatas, kuris, kaip ir pagrindinis toksai svaigimo elementas, baigiant visiškai nesusijusiais nei su neurologija, nei su pusiausvyros sistema dalykais. Todėl tikrai neišeina vienareikšmiškai į tą klausimą atsakyti. Ir kai susitinkam su pacientu, kuris skundžiasi svaigimu, pirmas dalykas, kurį norisi padaryti, tai išsiaiškinti labai tiksliai, ką jisai turi omeny, sakydamas svaigsta galva. Ar toks labiausiai taip galima atskirti tokias dvi svaigimo rūšis. Viena, kurią mes kreipiam dėmesį ir vadinam tikruoju svaigimu, kai pacientas tą svaigimo jausmą apibūdina kaip judėjimo pojūtį, tai gali sakyti, kad sukasi daiktai aplinkui, aplinka kažkokia juda, ar pats sukuosi, jausmas toks lyg laive, lyg plaukčiau, lyg judėčiau pirmyn atgal, sukčiausi aplinkui, ar nestabilumas aukštyn žemyn. Dažniausiai tai būna susijęs su kažkokiais ir kitais dalykais, galbūt pykina, galbūt negerumas kažkoks atsiranda. Tai tokį svaigimą mes iš tiesų ir traktuojam kaip tikrą svaigimą, taip mes jį vadinam vertigo. Bet pacientai dažnai svaigimu vadina ir visai kitokius jausmus. Tai antras turbūt dažniausias tipas, kuris būna pavadintas kaip svaigimas, kai detaliau aiškinantis pacientas sako, kad toks lyg silpnumas atsiranda, lyg jausmas, kad galva kažkokia lengva, ar kad tuoj nualpsiu, ar kad apskritai toksai didesnis nuovargis traukia prie žemės, ar panašiai. Tai būtent toks svaigimo tipas jau dažniau bus nesusijęs su neurologinėmis ar su vestibulinėmis kažkokiamis ligomis. Ta savijauta tokia dažniau bus nuolatinė ar dažnesnė, ilgalaikiškesnė. Tada jau ko gero ieškosim kitų priežasčių ir vėlgi gydymas bus visiškai kitas priklausomai nuo to, kokia ta svaigimo priežastis galėtų būti. Tai todėl vieno, kaip ir sakiau, atsakymo, kaip ir nepasakysiu. Jeigu jau kalbėt apie tą svaigimą, kurį, ir mes apie tą vertigo, sisteminio tipo svaigimą, tai vėlgi vaistų dažniausiai yra, bet jie vėl priklauso nuo tos pagrindinės priežasties, dėl kurios svaigsta. Kalbant apie tą sukimosi jausmą, svaigimą, mes vėl turime tam tikrus tipus, kuriuos skirstome pagal patį pažeidimo vietą vestibulinės sistemos, ar tai yra pats periferijoje esantis pusiausvyros nervo ar nervo brandulio pažeidimas, pačių pusiausvyros aparatų sutrikimas kažkoks, tai ar uždegimas ar degeneracija. Ar tai yra centrinėje nervų sistemoje įvykusi kažkokia problema, kaip kad, pavyzdžiui, insultas, išsėtinė sklerozė ar panašiai. Tada vėlgi tas gydymas priklausys jau nuo to. Diagnozuojame dažniausiai vėlgi pagal didelę dalimi pagal paciento pasakojimą. Tada jau mums bus svarbus atskirti, ar tai yra ūmus, ar tai yra užėjęs ir užsitęsęs ten, tarkim, minutėmis užsitęs vienokios rūšies svaigimas, pusvalandžiais užsitęs kitokia priežastis, dienomis, savaitėmis vėlgi tas užsitęsimas rodys mums kitą priežastį. Viena iš tokių tikrai dažnų priežasčių, kuri sukelia tą tikrai labai gąsdinantį svaigimą, yra taip vadinamas gerybinis, paroksizminis, pozicinis vertigo. Kadangi tai yra labai paplitusi problema ir tikrai labai paprastai gydoma, nors labai sudėtingai jaučiasi pacientai, tai gal apie ją daugiau ir truputėlį norėčiau papasakoti. Tai yra netgi ir jaunesnių žmonių, kuriems užeina tokio tipo svaigimai. Ir jie paprastai skundžiasi, kad svaigimas atsiranda
priepuoliais, dažniausiai labai stipriais, bet trumpais. Tas priepuolis svaigimo užtrunka iki pusės minutės ir yra susijęs su kūno galvos padėties pakeitimu. Tarkim, lovoje, pavyzdžiui, verčiasi, sukasi, dažniausiai tai ir sako, kad arba gulimoji padėtis sukantis, arba gulantis, keliantis iš lovos, dažnai tai būna su tokio pobūdžio galvos pasukimu susijęs pojūtis, kad staiga pradeda suktis visas kambarys, ar pacientas sukasi, jaučiasi stiprus pykinimas, kartais net norisi vemti arba vemiama ir labai norisi sustingti ir nejudėti, nesisukti į tą pusę, į kurią pasisukus tas simptomas užeina. Kaip ir pagal pavadinimą galima suprasti, kad pavadinime yra žodis gerybinis, tai nors ir labai gąsdinančiai jaučiasi, bet šis svaigimo tipas yra visiškai nepavojingas, jis yra susijęs su tokiu, mechaninė problema, sakykime. Pusiausvyros aparatas yra sudarytas iš kelių dalių ir tam tikroje pusiausvyros aparato dalyje esančios medžiagos, tokie kristaliukai kalcio, jie, ar krestelius, ar dar dėl kažkokių kitų priežasčių, jie pereina į tą vietą, kur jų neturėtų būti. Ir toje vietoje pusratiniuose kanaluose, kurie susijungia vienas su kitu, taip 3 yra pusiausvyros aparate, ima dirginti pusiausvyros receptorius. Todėl, nors ir yra judesio nebėra, bet pusiausvyros receptorius jaučia kaip judesį, kuris yra labai labai stiprus. Jaučiasi kaip karuselėje žmogus. Todėl, kadangi ta priežastis yra tokia, ten įkrito kristaliukas nuosėdėlė. Tai gydymas yra, tiesiog reikia tą nuosėdą mechaniškai iš ten, kur jos neturėtų būti, išimti. Todėl ne kažkoks vaistas, ne kažkokia ten priemonė, bet būtent specifiškai labai tiksliai padaryti tam tikrą seka galvos pasukimai, padeda tą nuosėdėlę išvaryti ir grąžinti ten, kur jinai turi gyventi. Todėl diagnozavę šitą problemą mes tiesiog dažniausiai pamokome žmogų padaryti tą pratimų seką, prižiūrime, kaip jį daro ir paprastai net ir nuo vieno to galvos pasukimų sekos žmogus pasveiksta, jam nebesikartoja tokie sunkus ir stiprus priepuoliai. Kaip ir daugiau pašnekėjau apie tą jau tikrąjį svaigimą, jo periferinę priežastį, bet su svaigimu, tuo svaigimo jausmu gali būti susiję ir kitos daugybė priežasčių. Pavyzdžiui, reikėtų visada prisiminti ir pagalvoti, ar aš pakankamai geriu skysčio. Ar mano spaudimas, kraujospūdis nešokinėja, arba ar jisai nėra per žemas, ar jisai nėra per aukštas, ar neatsiranda tokie svaigimo jausmas būtent keliantis iš horizontalios į vertikalią padėtį. Tuo pasikeliam, tada pradedam eiti ir staiga apsvaigsta galva, atrodo taip temsta akyse. Kartais gali net ir iki nualpimo tokia situacija darytis. Tai rodo paprastai tokį, taip vadinamą ortostazę, ortostatinę reakciją, kada autonominė nervų sistema pakankamai nesutraukia kraujagyslių ir atsistojus krenta spaudimas. Jausmas yra toks, kaip lygtais svaigtų galva. Jeigu žmogus žino, kad taip darosi, kartojasi dažnai, reikėtų trupučiuką ramiau elgtis, nesikelti, nešokti iš karto bėgti, o ilgiau pasėdėti, ilgiau pagulinėti, keltis ne taip staiga, kad neištiktų ta ortostatinė reakcija. Šiaip jinai yra ir visiškai normali, bet užsitęsusi ir dažnai besikartojanti, ji gali sukelti tiesiog alpimus, nukritimus. Jeigu tikrai numatosi, kad tos ortostatinės reakcijos kartuosi, vėlgi reikia pasižiūrėti, ar pakankamai skysčio, galbūt truputėlį druskos didinti maiste ir panašiai, o gal ir ieškoti priežasties, kodėl taip darosi. Jeigu tai yra retas ir epizodinis dalykas, tikrai tai yra visiškai normalu. Toliau labai dažnas svaigimo, tą, ką žmogus jaučia liktai svaigimą, priežastis gali būti tiesiog kažkokių medžiagų trūkumas bendrinis kraujyje. Tai gali būti ir mažakraujystė,
Tai gali būti kepenų, inkstų funkcijos sutrikimai, skydliaukės funkcijos sutrikimai, kurie taip pasireiškia, gliukozės svyravimai arba toleravimo sutrikimas, diabeto požymis. Tai gali būti susijęs su kitų mikroelementų trūkumu ar net vitaminų stoka. Tai vėlgi apie visą šitą reikėtų pagalvoti ir pirmoji vietoj, jeigu tai yra toksai ilgalaikis, užsitęsęs, nelabai aiškus, nelabai stiprus, bet toks labiau pojūtis, lygtais nestabilumas, lygtais negerumas, lygtais nuovargis, lygtais silpnumas, visada pirmiausia reikėtų atsimesti tiesiog elementariai pasidaryti kraujo tyrimus, ar kažko netrūksta ir spręsti tą su šeimos daktare. Tada, jeigu tai jau yra vėlgi užsitęsę kažkokie ilgalaikiai sutrikimai, bet šitos visos priežastys atmestos, vėlgi reikėtų pagalvoti, ar, pavyzdžiui, žmogus gerai mato, ar tikrai yra koreguotas gerai regėjimas, nes pusiausvyrą užtikrina kelios sistemos. Tai yra pusiausvyros aparatas ir visi ryšiai su centrinė nervų sistema, regėjimas ir jutimai, gilieji jutimai, kurių dėka mes jaučiame žemę, jaučiame poziciją, galūnių, jaučiame savo kūno poziciją, kur irgi tą informaciją duoda į smegenis. Tai jeigu nors viena iš tų sistemų yra kažkaip sutrikdyta, nepilnavertiška, tas gali jaustis kaip svaigimas. Tarkim, žmogus nešioja akinius, bet jam, tarkim, per silpni arba netgi per stiprus, nes keičiasi regėjimas, tarkim, su amžiumi ir tas irgi gali sukelti tam tikrus svaigulio pojūčius. Tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti į regėjimą. Kaip ir minėjau, dar viena sistema yra ta giliųjų jutimų sistema. Tai ar tikrai nėra kažkokių tirpimų kojose, ar nėra taip, kad žmogus eina, bet nejaučia žemės po kojomis. Kol guli, kol sėdi, viskas gerai, svaigimo nejaučia, bet vos tik pradeda eiti, pradeda jį nešioti, lygtais kažkaip neužtikrinta tą pusiausvyrą darosi. Tai visada be to, kad ieškom pusiausvyros aparato funkcijos sutrikimo, ieškom taip pat ir giliųjų jutimų kažkokio negerumo, nepakankamumo, nes nuo to vėl priklauso, kaip mes gydysim. Kartais toks populiari problema kaip migrena gali pasireikšti ne galvos skausmais, o būtent svaigimo priepuoliais. Tas irgi yra viena iš svaigimo diferencinių diagnostikų. Nėra tai labai paprasta ta diagnostika, bet irgi turi savo kriterijus. Mes galim tam tikrus svaigimo tipus priskirti būtent vestibuliniai migrenai. Kai kuriais atvejais tikriausiai taip, nes toks bendrinis kraujotakos pablogėjimas, jis irgi gali lemti svaigimą, bet tas bendrinis kraujotakos pablogėjimas, mano nuomonė, pirmiausiai vėlgi reikia pasižiūrėti, ar pakankamai gerų skysčių, nes tas irgi paplečia kraujagyslės, ar nėra tų kitų keičiamų priežasčių. Bet jeigu jų nėra, kraujotaka tikrai yra kažkokia blogesnė, lėtesnė, nepakankama, kraujotaką gerinantis preparatai taip kartais gali irgi tam svaigimui šiek tiek padėti. Bet tai neturėtų būti pirmas ir vienintelis pasirinkimas. Taip, kartais irgi pacientai siūlo ir yra bandę, tarkim, šitas priemonės, galvodami, kad ataugos galbūt susiję su svaigimu. Negaliu sakyti, kad visai ne, nes yra tam tikra dalis labai nedidelė svaigimų, kuri yra susijusi su kaklinėm problemomis, bet tai jau yra visų pirma labai maža dalis, labai specifinė diagnozė ir tikrai nesusijusi su tomis ataugomis, taip liaudiškai tariant. Tai todėl vienareikšmiškai negaliu sakyti, kad ne, kartais yra tikrai padeda kaklo procedūros, masažai, gydymas nuo kaklo problemų. Bet didžiąja dalimi atvejų tai atsakymas bus ne. Pirmiausiai tai turbūt yra svaigimo atsiradimo greitis, staigumas ir išreikštumas. Visais atvejais, jeigu svaigti pradėjo staiga, labai stipriai, arba atsirado ryškus pusiausvyros sutrikimas, reikėtų atmesti ūmų galvos smegenų kraujotakos sutrikimą. Ypač jei tai yra lydima kažkokių kitų neurologinių simptomų. Pradėjo dvejintis akyse, sutriko rijimas, dar kažkokia tais kita neurologinė
nutirpo rankos, kojos, persikreipė veidas ar panašiai, kartu su svaigimu tai jau gali rodyti kraujotakos sutrikimą ir tokiu atveju reikėtų ūmiai kreiptis į skubios pagalbos skyrių. Tuo pačiu mes padiferencijuosim, atmesim ir tą ūmų periferinės pusiausvyros sutrikimo priežastį tikriausiai, bet vis tiek norėtųsi tada jau skubiai patekti pas specialistą. Jeigugi svaigimas atsirado labiau palaipsniui, jisai yra toks nelabai ryškus, nelabai stiprus, tada kreiptis į specialistą reikėtų, jeigu jis ilgiau nepraeina tikriausiai. Jeigu ilgiau nepraeina, jeigu atsiranda taip pat kažkokia viena pusė blogesnė, pavyzdžiui, jeigu neša į kažkurią pusę, jeigu kažkoks atsiranda irgi, tarkim, simptomų asimetrija. Arba tiesiog jūs jaučiate tą svaigimą, kamuoja svaigimas, pasidarote tyrimus, apie kuriuos šeimos daktaras gali pagalvoti, juose nieko blogo nėra. Tada tikrai specialistas padės ir atrūšiuos tą labirintą svaigimų. Šio video tikslas yra edukacinis, todėl jis niekaip nepakeičia gyvos gydytojo konsultacijos. Todėl susitikime.